Du savo įvėlčiai jie tą patį daro, aš nesuprantu, tai mes šiandien pajudėsim nors biškį. Viskas gerai, nekreipkime dėmesio į galą. Gal žmogus kažkur skuba, bet mes švelniai vėl taip pat užsikuriam, gražiai viskas. Neskubėkim, jokio streso. Tai kaip tu važiuoji dabar iš viso, blemba, nu tai aš nesuprantu. Skaitos mokinčia jie vairuoti, tai man reikia važiuoti į darbą, dabar aš čia vilksiuos 2 valandas paskui jos, kol jie čia nuvažiuos dabar. Ne, turim važiuoti, negalim sustoti, nes negalim trukdyti, va matau, iš galo jau mirkčia mums automobilis. Ir dabar antrą pavarą pasitenkimas švelniai, va taip švelniai, va. Kaip jums sekėsi vairuoti? Daug streso. Daug streso. Daug. Automobilis bando, tarkime, ten aplenkti mus, ten pypina, signalizuoja ilgosiomis šviesomis. Tiesiog mes į tai turime nekreipti dėmesio ir atsiminkite vieną, kad jis irgi, kai išmoko vairuoti, tai irgi darė daug klaidų, bet šiai dienai, turėdamas begalę tikriausiai stažų, jis tai yra pamiršęs ir tiesiog mūsų jau nebesuprantate. Jeigu instruktoriais galite pasitikėti, ateikite čia ir tai išbandykite patys.